įdomu. Tai tu čia vietos turi palaukti? Žiūrėk, jis mane ignoruoja. Tai dabar neužsidaro. Ir subinę plačią, tai. Šiaip jau dačiai. Spaus. Nemačiau. Girta. Opa. Oho. O kur anas? A, jis ir ten nuvažiavo. Ai, va kur tu. Surado 3. Mes trečiadienį pradėjom, tai tuo draugų. Trečiadienį buvom Devenčių. Trečia diena į Nidą. Persikeliam keltu. Jie jau priekį. Nida yra trečiasis punktas. Sekantis punktas Skuodas, kurį pasieksim irgi šiandien. Pavalgiam. 2 valandas gavosi miego vėl. Mažokai. Lyja. Ir lis iki 2. Dabar prieš vėją dar, bet vėliau turėtų šiandien ir rytoj jau būt palei vėją, tai vėjas turėtų pūsti nugarą. Faina. Šiandien norėtųsi pasiekti Žagarę. Nu, neprasilenkėm. Papozavau. Kaip savijautos? Gerai, o tau? Hei! Nuotraukų? Tai visi. Все. Ja, dabar bus tik geriau ir geriau. Sėkmės toliau! Sėkmės, kad nieko nenutiktų. Yra čia, kad sėkmingai veiktumės brevetą. Varat miegot dabar, ne? Svarbu, kad nestrauks kūj. Nu, bevažiuojant. Iki kitą kartą. Aš dar nuotraukyčių padarysiu. Pavalgiau. 1 valanda. Važiuojam link Skuodo, grįžtam į Klaipėdą. Nebeliksiu šiandien. Įveikiai, spėjai. Sveikinu. Deadline likus 4 valandom gal. Tikėjausi, kad pavyks greičiau kokią parą, bet neišdegė. Taip sunkiai rinkas kilometrai, 160 rinks buvo sudėtinga. Su Žydrūnu praktiškai grįžau iš Nidos, buvo labai smagu su juo pašnekėti. Jau prie kelto. Ui! Greitai keliam. Visotinsi. Tai bandelės kaip šitas paninis dydžiai. Kaladukų dar viską turiu. Cies gal geliukais. Pavalgiau, jis jau išvažiavo. Žiūrėjom link Skuodo dabar. Lekam. 4:30 dabar. Šiandien ryte gavau dar iš Lino šitą pakelį. Tai pasidarau dabar. Reikia energijos daugiau man. Reikia dar daug minti. Op, palanga. Prie tilto. Palangoje kavelė tai brangesnė. Bet reikia paimti. Palaukite, prašau, patvirtinimo. Skuode susitiksiu su Kastyčiu. Gal jis man pleistrų nupirks, nes manau nebespėsiu iki degalinės, nes jinai dirba iki 10. Kažkas yra kojai su batu. Pasižiūrėti reikia. Noriu minti toliau. 300 šiandien noriu padaryti, kad iš viso būtų 3 dienos 900 ir liks 500 ir tada jau matysiu pagal savijautą. Laiko dar tikrai yra daug. Viskas kaip ir gerai. Nuovargis jaučiasi bendras. Nėra, kad skaudėtų rankas, nėra, kad skaudėtų kojas. Bendras
nuovargis tikrai yra. Aš manau, aš esu daugiausiai sustojimų padaręs žmogus brevet. Tai man reikia maisto, tai man reikia kavos, tai man reikia telefono, tai man reikia to ano. Labai daug laiko prarandu, bet realiai laiko pakankamai net ir su sustojimais įveikti trasą. Arba turi minti tikrai greičiau, kad daugiau gautųsi miego. Nesu tam lygyje, kad galėčiau labai greitai minti ir dar ilgą laiką. Pirmas brevetas, sakyčiau, neblogai. Matysim, kaip atsilaikysim rytoj ir poryt dar. Ai, tu judi į Mažeikius, ane? Ai, aš irgi toj būsiu Skuode jau realiai, nu, neužilgo. Pusvalandis maks. Iki. Pleistrų sakė, degaliniai nėra. Paliko Žydrūnas, Kastyčiai Žydrūnas važiuoja į Mažeikius ir pasižiūrėsim. Kažkaip labai didelis diskomfortas, nes per skausmą kol kas menu šiandien, paskutinės valandas. Bet nėra tas skausmas, kad negalėtum ten paminti, bet trukdo. Nemalonus labai jausmas. Vandens pasipildysim Skuode ir aš irgi šiandien norėčiau dar iki Mažeikių. 10 valandų pasiekiau Skuodą, turiu 200 km šiandien. Andras, jau labai daug kelyje. Ir ten ir pamaitintų, ten ir pas juos permiegot galima, ten ir liktais turi ir šitą kemperiukus. Liktais. Ai, nu tai matysim. Saulėtos naktis tai turi porą namelių, tikrai žinau, ir man atrodo, kelis kemperius turi, žinai. Nu tai čia... Naktis nuo Joniškio, sakau, kažkur 6 kilo į šoną. Ritalas yra, žinai, su ta Lietuva irgi labai faini žmonės. Reiks pasižiūrėti. Nu gerai, tai gerai, dėkui tada už pagalbą. Turim numerius ir gerai, važiuoju pas Kastytį, nes irgi laukia. Labai dėkui, tada gražaus vakaro tau, ant ryšio. Gerai. Į svečius susukom, o dabar į kelią. Bet tai gerai buvo prie sofkutės. Čipsus sakyš. Linksmai. Menu naktį, labai geros oro sąlygos. Reikia vytis berniukus.